2024 metais vasario 22–25 dienomis vyko Litexpo, didžiausia Baltijos šalyse knygų ir muzikos šventė. 24 Vilniaus knygų mugė. Vien jos kultūrinėje programoje buvo numatyta daugiau nei 300 renginių. Organizatorių teigimu, veiklų ir stendų gausumoje nepasiklysti padėjo interaktyvi Vilniaus knygų mugės programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šiandien noriu pasakyti, kad jau prasidėjo tęsiasi antrą dieną knygų mugė, pati didžiausia Lietuvoje knygų mugė, knygų paroda, kurie vyksta Litexpo rūmuose, parodos rūmuose Vilniuje. Ir mes kaip muftijatas dalyvaujam jau trečią kartą, trečius metus dalyvaujam šitoj parodoj. Ką noriu pasakyti, kad tikrai čia apsilankė labai daug žmonių, įvairių požiūrių, įvairių nuomonių, bet mūsų tikslas yra parodyti, kad mes esam čia Lietuvoje. Mūsų tikslas yra pasakyti, kad mes dirbam, mes esam Lietuvoje ir kas nori susipažinti su islamo tikėjimu, tiesiog susipažinti, kas yra islamas, kas yra musulmonai, kokia yra mūsų bendruomenė, kas yra muftijatas, tai suteikti progą visiems norintiems ir visiems žmonėms, kurie ateina į knygų mugę. Šita knygų mugė vyks šiandien penktadienį, vyks šeštadienį ir sekmadienį. Tai jeigu kažkas dar nespėjo ateiti į knygų mugę ir nori gauti kažkokią informaciją iš religinės bendruomenės muftijato, tai jie gali ateiti dar šiandien, dar rytoj ir poryt ir susipažinti su islamo tikėjimu. Šiais metais pas mus ypatingi metai, kadangi mes muftijato vardu pristatinėjom mūsų puslapį muftijatas.lt. Šitas puslapis jau buvo ir prieš, bet mes jau kaip įforminam ir renovacija buvo padaryta ir kiekvienas norintis gali pasiekti ir sužinoti apie mūsų veiklą. Taip pat šiais metais mes pradėjom įkeldinėti, išvertėm Kuraną į lietuvių kalbą ir pradėjom įkelti į kuranas.lt puslapį. Tai yra palengvinimas visiems norintiems susipažinti su islamo, būtent ir su Kuranu, kadangi šios dienos žmonės, vaikai, jaunimas labiau linkęs skaityti per planšetę, per telefoną, o knygos po truputį jau tampa kažkaip atsikėlė į antrą eilę. Tai siekiant žmonių poreikius, siekiant žmonių norus ir galimybės, tai vat mes sukūrėm šitą puslapį kuranas.lt ir kiekvienas norintis gali drąsiai įeiti ir paskaityti Kuraną, būtent vertimų. Be abejo, šitas Kuranas, kaip mes kalbėjom, Kuranas yra arabų kalba ir originalas būtent tik arabų kalba, garso takelis, ne tas, kaip mes sakom, kad garso takelis yra originalus ir niekas negali būti prilyginimas prie to originalo, nes niekas negali būti prilyginamas prie Allaho žodžių, taip pat ir niekas negali būti prilyginimas ir prie Allaho. Jeigu ką Allahas pasakė, tai yra tobuliausia. Ir todėl mes geriau negu Allaho žodžiai mes negalim pasakyti.
Todėl čia tik bandymas išversti, paaiškinti, be abejo, kiek bus žmonių, kiek bus ateitį dar norinčių išversti Koraną ir į lietuvių kalbą. Taip, tas pagrindinis kažkas bus 65%, taip bus tas pats, bet vis tiek kiek bus vertėjų, kiek bus norinčių išversti, tiek ir bus tų versijų Korano. Nes aš pats, kai skaitau Koraną, jeigu šiandien aš skaitau Koraną, vieno Korano apreiškimą šiandien skaitau, tai kažkaip savaip suprantu. Jeigu aš, pavyzdžiui, skaitysiu po savaitės, arba po mėnesio, arba po metų, tai jau kažką kitą suvoksiu ir suprasiu. Tai čia yra toks stebuklas Korano, kad remiantis į mūsų poreikius, remiantis atsižvelgiant į mūsų technologijas, žmonių technologijas, žmonių žinias ir vystasi ir Koranas. Tai, kaip ir sakiau, čia tik bandymas išversti, tikrai čia tik bandymas išversti, tik kažkokia mūsų nuomonė, remiantis islamo mokslininkų, tai tokius kaip Ibn Kesir, Asadi ir kitų, kurie remiasi būtent hadisais, atsižvelgiant į hadisus ir pranašo Muhamedo sallallahu alaihi wasallam pasisakymus, tik bandymas kažkaip aiškinti, kad žmonės suprastų, nes šito vertimo tikslas buvo nenutolinant nuo arabų žodžių reikšmės, neprarasti prasmę. Nes kartais, kai mes kalbam arabiškai, arabų kalboje vienas sakinys skamba taip, o jeigu mes išversim žodį į žodį, tai į lietuvių kalbą jisai turės kažkokią kitokią reikšmę, negu iš tikrųjų, ne? Kaip arabų kraštuose, ir kurie kalba arabiškai ir žino tradicijas ir tos išraiškos tą tonaciją. Tai čia yra kaip atsižvelgiant ir todėl mes bandėm kažkaip ir kad būtų ir žodžiai neprarasti, ir taip pat, kad būtų ir neprarasta ir prasme. Tai aš manau, kad vis tiek bus naudinga visiems mums paskaityti. Tie, kurie ir musulmonai lietuviai, kurie kalba lietuviškai, taip pat ir tiesiog tiems žmonėms, kurie nėra musulmonai, tiesiog jiems dar čia galimybė pažiūrėti ir suprasti, ir pagalvoti, ir pamastyti biški iš kitos prizmos, negu buvo iki šiol, pavyzdžiui, priimta čia Lietuvoje arba kažkur ten kitose šalise, kur buvo tokie nustatyti kažkokie stereotipai arba šablonai. Tai aš kaip ir sakiau, kas nori, gali ateiti į čia, kas negali galimybės ateiti į knygų mugę, galit siekti internete paskaityti, arba Koranas.lt, arba muftijate.lt, jie gali paskaityti. Tos knygos, kurios mes jau išvertėm, pristatinėjom, dauguma tų knygų yra būtent muftijate.lt puslapyje, ten, kur yra literatūra. Jūs irgi galėsit prisijungti ir skaityti ir visos tos, kurios mes išvertėm arba išleidom kaip muftijatas į lietuvių kalbą. Jūs galite skaityti ir per muftijato tinklalapį. Tai malonų skaitimų, bet jeigu kažkas gali atvažiuoti, apsilankyti, tai visada prašom, mes lauksim. Ir taip pat nepamirškit, kad mūsų muftijatas yra įsikūręs Smolensko gatvė 19 Vilniuje, arba galit kreiptis į Kauno mečetę, Totorių gatvė 4. Tai galit kreiptis ir jeigu turit kažkokių klausimų, arba tiesiog norit pabendrauti, atsigerti arbatos, su mielu noru prašom į svečius.
dedatės, būtinai paragaukite, ne? Ir jisai tinka, pažiūrėkite, kaip jūsų organizmas reaguoja į tą maistą, nes irgi, kai pratybas darom, tai būna žmonės, pasakai, susidėt krepšį, įsideda ten kažkokį konservų, atidarai, sakai, kas čia, sraigės, sako, tu ragavęs, neragavęs, sako, nu, tai tada sakau, žiūrėk, tu žinai, kaip tavo organizmas reaguos į tas raigės? Nu, jisai sako, nežinau, bet vis tiek nori paragauti. Sako, tai pradžioj paragauk, nes būna, kiti atsidaro, negražiai atrodo, negali valgyti. Kitas variantas, pavyzdžiui, įsideda konservų, tai žinot, pigiausi konservai, tokie turisto pusryčiai tokie, kur 40 centų kainuoja. Tai irgi, jeigu jūs nesate 3 dienas nevalgęs, greičiausiai jų valgyti negalėsite. Ne? Tai tiesiog paragaukite irgi prieš tai. Aš asmeniškai, jeigu dėčiausi konservą, tai ten žiūrėčiau į kainą visų pirma, nes kaina maždaug nuo 4-5 eurų už konservų dėžutę jau prasideda normali mėsa, o ne šiaip kažkokia buza, kurios valgyti neįmanoma. Kitas variantas yra kariški daviniai, jeigu turit galimybę iš kažkur tai jų gauti. Yra netgi, žinau, kad įmonės, kur prekiauja šito lietuviškų karinių davinių elementais, tai galima įsigyti. Tai čia turėkite omeny, kad šita pakuotė yra skirta 8 valandom, tai jeigu jūs norėtumėt, pavyzdžiui, 3 parom, tai reiškia 9 tokius turėtumėt. Šitas vienas sveria, konkrečiai šitas tai 670 gramų. Tai reiškia, pažiūrėkit, koksai svoris gaunasi, šitas sveria, pažiūrim, kažkur buvo apie ten 100 ar kiek ten gramų. Ne? Tai reiškia, žiūrim ant svorio, nes jau kalbėjom, vanduo jau 12 kg, plus jeigu šitas jau 15 ar ten daugiau kilogramų gaunasi. Tai taupom. Reikėtų turėti saldumynų, kažkokių greitų angliavandenių, pavyzdžiui, riešutų. Tai irgi kam tai skirta, ne? Saldumynai, ką jie daro? Suteikia energijos ir motivaciją kelia. Turbūt matė tą reklamą, kur ten primadona tokia ardosi ir ten, sako, čiup snickersą, ne? Duoda, suvalgo ir pavirsta į tokį vaikinuką ramų. Sako, tu kai būni, alkanas būni kaip nesavas. Tai realiai taip vyksta su mūsų organizmu ir aš pratybose dažnai būna susiduriu su to, kad ir šauliai, ir šiaip civiliai žmonės, kurie dalyvauja pas mane, tai jūs tiesiog peršokat iš šlepetės. Kitas dalykas, jeigu būsite evakuacijos centre, ten bus kokie 5 dušai ant 1000 žmonių ir tikrai greičiausiai nenorėsite vaikščioti tenai, kur buvo daug žmonių ir prausėsi. Pagal statistiką, šiaip čia tokia informacija, čia dabar ne eteriai, žodžiu, pagal statistiką maždaug 5 žmonės iš 100 šlapinasi dušuose. Tai reiškia, jeigu jūs prausitės 100 žmogus, greičiausiai 5 žmonės jau tenai atliko gamtinius reikalus. Šlepetės privalomos, ne, šitam reikalui. Aišku, turėti rankšluostį su savim ir turėti miegui skirtus dalykus, tai paklotėliai, tokie, tiesiog pasiklot, kad izoliuotum save nuo šalčio ir, atsiprašau, ir miegmaišys. Čia per vidurį Smetonos mama, prašau. Čia ta pirmoji. Pirmoji. Ne, jinai, jos mama knygą paradavo. Mes tada, kai buvo jau sovietai atėjo, tai kas išsiblaškė, bet kai grįžo, vėl atkūrėm viską. Graži mūsų draugė ir gražus darbai. Dar kada, nuo kurių metų? Nuo 1925 metų, kai generolas Nagevičius paprašė žmonos, kad sužeistiem kariam, bet taip ir prasidėjo mūsų veikla. Ligoninės ir taip toliau, ir po to plėtėsi pagal laikmetį. O dabar vėl Ukraina, tai Ukrainai pagalba. Ir taip kariam, karių šeimom, žuvusių karių šeimom, įvairūs renginiai, mes tikrai užimtos esame. O ar didelė jūsų bendruomenė? Jeigu per visą Lietuvą surinkti, kiek čia 100 galbūt, virš 200 būtų. Bet yra ir senyvo amžiaus jau, yra jaunimo. Ne kiekviena mieste, bet kur yra įgula. Yra Vilniuje, yra Kaune, yra Klaipėdoje, yra Panevėžyje, yra Alytuje, Šiauliuose. Jūs renkatės kažkur? Renkamės, turime bendrus, visos draugijos, kaip pavyzdžiui šita yra mūsų knygų šventė, tai čia daro sąjunga, bet mes Vilniaus birutietės daugiau dalyvavom, padedam. Žodžiu. O ar labai sunku, ta prasme, kaip išvažiuoti? Žinot, karininko žmonos yra įdomus gyvenimas. Ir kaip sakau, aš esu birutietė nuo iki, tapau birutietė, mes ženklą turim savo ir jie būsiu iki galo. O karininkų reikalinga pagalba, tandemas reikalingas. Mums jūs reikalingi, jie mes reikalingi. Apsiverksit. Taip, papasakokite.
Šis skaitymą populiarinantis ir šviečiantis renginys kasmet į susitikimus su rašytojais, knygų pristatymus, diskusijas, koncertus, parodas, kūrybinius užsiėmimus ir kitas kultūrinės veiklas sukviečia lankytojus iš visos Lietuvos. Mugėje kasmet dalyvauja apie 300 leidyklų ir kitų kultūros organizacijų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Įvyksta vis 500 įvairiausių renginių ir koncertų, o per 4 dienas knygų mugę aplanko daugiau nei 50 000 lankytojų. Neretai knygos į mugę atkeliauja tiesiai iš spaustuvės. Skaitytojai turi progą įsigyti naujausius lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius pirmi. Sena mugės tradicija aplankius renginius gauti rašytojo ar rašytojos autografą. Leidėjai į mugę kviečia ypatingus svečius, apie kuriuos pranešame jau metų pabaigoje. Kaip ir kasmet renginiai, diskusijų klubo, pokalbiai aktualiomis temomis, dirbtinio intelekto ir jo kuriamo pasaulio, meno, propagandos, nepamirštant vis dar vykstančio karo Ukrainoje, kartu su Lietuvos audiosensorinė biblioteka skiriamas dėmesys, kitaip sakant, žmonėms. Jaunųjų skaitytojų salės lankytojai džiaugiasi naujų knygų gausuma, leidyklų stenduose ir įvairiose kūrybinėse veiklose bei scenoje vykstantys renginiai. Salėje veikia Lietuvos bibliotekininkų kuriama atvira bibliotekų erdvė. Vaikų knygų kūrėjai kviečiami į dirbtuves kūrybos erdvėje be formalumų. Jaunimo taške galima dalyvauti diskusijoje apie labiausiai rūpinčius dalykus. Pačių mažiausių skaitytojų laukia knygų stato kampelio sumanytojai. Amfiteatras. Tai ne nauja salė, tai tik kitas buvusios kino salės įsikūrusios pirmuose rūmuose pavadinimas. Keičiasi ne tik pavadinimas, bet ir pati salės koncepcija. Joje 2024 metais Vilniaus knygų mugėje literatūros, muzikos, performatyvūs renginiai. Muzikos salė, kaip ir kiekvienais metais, jūsų laukia unikali programa, turiniu stebinanti erdvė, organizuojamas asociacijos Agata ir suburinti daugumą Lietuvos muzikantų po vienu stogu. Tai didžiausia Lietuvos muzikinė produkcijos mugė su 10 koncertų, pokalbių ir susitikimų. Sveiki. Mes turime daug labai gražių vaikiškų knygelių, kurias galima ne tik skaityti, bet ir klausytis ir dainuoti kartu, žaisti pirštukinius žaidimus. Yra QR kodai, kur galima nuskanuoti ir yra kompaktai, toj parodysiu, kur čia geriau. Va, pavyzdžiui, čia mūsų pats perkamiausias mūsų knygelė, pati perkamiausia, mano lagaminas, kur yra kompaktas, yra QR kodas, kur galima nusiskanuoti ir kartu dainuoti, žaisti pirštukinius žaidimus. Kad gali vaikas kurti pats savas istorijas. Pavyzdžiui, yra bežodė knygelė, kuri yra be raidžių, be sakinių. Ir gali kiekvienas vaikas sukurti savo istoriją. Ką jisai pastebi, veikla yra muzikija. Jūs senai egzistuojate? Seniai, bet dabar 6 metų daug nepasakysiu, bet šiaip ilgas laikas, daug, keli metai.
Ačiū.